tikiu vienu dalyku. Nežinau, ar jūs tikite ar ne, bet aš tikiu, kad viešpats Jėzus yra mano viešpats. Jūs tikite, kad viešpats Jėzus yra jūsų viešpats. Ir jūs tikite, kad viešpats man yra visada viešpats. Visada. Kada mes būnam kažkokio nelaimė, kažkokiam suspaudim, kažkokio izoliacijų, kažkokiami vienišumi, vienatvė, kažkokiami baisiausiami liūdesį, vadinamo žmonių, tokį pavadinimą depresijai. Viešpats mums ir vis tiek viešpats ir mums ir vis tiek su mumis. Kada mes esame kažkokio lygo, kažkokiami finansinėmi praradėmi. Viešpats yra visada viešpats, ar jūs tiek to? Taip, viešpats. Viešpats yra visada mūsų viešpats. Ir, žinai, taip pat, kaip, žinai, padėka, kad mes atidaukit viešpačiau už viską padėka, dėkokit už viską viešpačiau. Ir mes žinom, kad tas padėkos, kaip čia pasakyti, institucijų mechanizmas, ar dar kažkokį žodį, tai reikėtų dar kažkokį tikslesnį žodį, kur apibrėžti, tai, kur aš noriu pasakyti, žinai, kad tas padėkos reiškia tą savoką, padėkos savoką, tai nėra vien tik tą ačiū Jėzau tau. Kiekvieną akimirką. Tikrai patikėk. Nu, savoko, padėkos savoko telp labai daug. Padėkos savoko telp visus mano gyvenims. Ar mano gyvenims dėkoju viešpačiau, ar mano gyvenims, žinai, nu, mes galim sakyti, aleliuja Jėzau, ačiū tau, dėkoju, kad tu man davė atlyginimą, dėkoju, kad tu man davė mašiną, dėkoju, kad tu man davė namus, dėkoju, kad tu davė žmoną, dėkoju, kad vyrą, dėkoju, kad vaiką, dėkoju, kad peitus davė, dėkoju, už viską dėkoju. Ir tai yra teisinga, taip ir turbūt. Bet, žinai, nu, aš galvoju, žinai, tas padėkos mechanizmas, ar kad ant mane atsirastų toks Dievo padėkos, Dievo dėkojimo mechanizmas, kad mane atsirastų. Nu, tas yra tik ta pirmas laiptėlis. Dėkoju už priešus, dėkoju už draugus, dėkoju tik pirmas laiptėlis, žinai. Padėka visada yra, nu, kaip ir viskas Dieve, kas gyvo, viskas ir progresuojantis dalykas. Ir aš galiu pamatyti, kiek aš padėkos turiu, kada atsėdu, būtent tos išvardintos situacijos. Kada nuliūstų, kada prarondu, kada kažkokia lega ateina, kada kažkoks liūdesys pareina, aš galiu atrasti, man kiek veik mane tas dieviškas padėkos mechanizmas. Nes, sako, žmonės pamiršo dėkoti, atsimenat, per Romaičiams laiškos skyrius, žmonės pamiršo dėkoti Dievo ir dėl to sukvailėjai. Ir, žinai, nu, tai nereiškia, visas pasaulis ačiū Dievo sako. Visi sako ačiū Dievo, kada pasėsė. Ir tai nereiškia, kad jau ir visi suprotingieji. Tai nereiškia. Nu, tai nereiškia, kad neįtori Jėzų, kada žmogus sako ačiū Dievu. Rets tik tas žmogus, kuris labai nedaug tokių tyražinai pasaulyje, kuris sako ačiū velniau. Visi sako ačiū Dievu, kada kažkas tai pasėsė. Kada ištik kokį nors nelaimį, bet nu gali ištikti kokį dėdelį nelaimį, jeigu aš galėjau žūti. Oi, ačiū Dievu, kiekvienas žmogus tai pasako. Bet Dievas, kada mums kalba apie to, kad sukvailėja, aš tikiu, kad tai biški daugiau įdėta, žinai. Biški daugiau įdėta, biški daugiau kažko tai ten yra, žinai. Kada aš dėkoju Dievo, nu, kad mona atvesus mona vidus, kad mokintumės, žinai, išvelgti visur Dievo buvimo prasme manyje. Kad Dievo buvimo prasme yra vis laiką kartu su manim. Ir čia yra koks uždavinys, čia kokie, nu, čia yra vis gyvenimo uždavinys. Čia, kas sako, aš visur dėkoju Dievo, nu, ir sako, aš jau tu čia man nepamokslavo, aš jau visur dėkoju Dievo. Aš galvoju, kad tau reikalinga. Pamokslavo dar kartą ir dar sykį, vis atsiminti ir atsiminti. Nu, kad tas, kas yra dėkoju Dievo, tai nėra tik forma, o tai yra visas turinys. O tame, kas yra žodis Jėzus. Žodis Jėzus nėra tik, nu, ištarsiu Jėzaus vardą, tai nėra kur ta žodis, mutabor koks vardas arba abrakadabra. O tai yra žodis Jėzus, kuris arba mums gyven manyje, arba negyven. Ir kartais aš taru Jėzaus vardu, o čia tegul pasikeita aplinkybės, tegul pasikeltas šilkmedis, reiškia, ir tegul pasikelt, tegul išsirau ir tegul pasisodėti ten jūrų, ežerį, žinai, dar ką nors ant vandens. Aš galiu tai tarti Jėzaus vardu, bet tai nevyksta mano gyvenime. Ir aš nekalbu apie tikrus šilkmedžius, aš kalbu apie tus šilkmedžius, tus, kurie yra mano problemas.
nepasikelia ir nepasisodina. Nes Jėzaus Kristaus vardą neužtenka vien tik tą, kad paminėt tą lingvistinį prasmę. Jėzaus Kristaus vardas arba yra mano gyvenime, arba ano nėra. Suprantu, dėl ko žmonės atsitraukia nuo tikėjimo, dėl ko žmonės pasipiktin bažnyčiom, pasipiktin pamokslininkas, pasipiktin aukų rinkimų, dešimtinį, visko pasipiktin, nes to žmogaus širdie negimst. Iš tikrųjų, kiekvieną dainą, žmogus neleid užgimti Jėzau kiekvieną dainą. Nes Jėzus mums negimsta, žinai, gėmė kažkada, žinai, prieš 2000 metų. Mums negimė tada, kad aš išpažinau Jėzų Kristų savo viešpačiu. Mums gimst su manim kiekvieną dainą, nes aš gyvenu kūne. Ir mano kūnas yra šventykla, Dievo dvasia. Ir mano kūnas, mums visą laiką kovos su šventykla, mums visą laiką kovos su dvasia. Jūs pastebėjote tai, kad kūnas, Dievo žodis sako, kad mums yra silpnas, taip, amen, mums yra silpnas, bet mums kiek yra stiprus, kad aš anam leidu nugalėti mane, kad aš leidu vadovauti savo, kiek mums yra stiprus, aš nieko negaliu su tau kūnu padaryti. On sveik, tarsi būtų savarankiškas, tarsi ons būtų visagalis, tarsi ons būtų suverenus. Kūnas toks nėra, bet ons taip ir pasisavinis, ir ons taip veik. Ir aš nekalbu apie kūną, kuris ir pačiupinėjams, ir kuris įpjovus, kuris kraujom, bet apie kūną, kuris ir kūniškum vadinams mumis. Ons yra labai gyvus. Ons yra be galo gyvus. Ir ons, žinai, ir ano ta gyvybė yra mirtis. Nes kas iš kūno, tai ir eis į mirtį. Kas iš kūno gėmė, tas ir mirs. Kas iš kūno, tas ir vis tiek eina į vieną finalą. Anam yra mirtis. Ir tik tas, kas yra dvasia, tai to amžinybės pažadus. Ir tik tai, kas yra dvasia, yra amžina. Ir ar verta man vergauti kūno? Bet aš vergauju. Paulius Romiečiams laišką 8 skyriuje. Kas mane sakė, išgelbės iš to kūną? Kas išgelbės iš to kūną? Ar 8-7 skyrius? Priminkit kas nors. Aš cituoju laisvą. Kas mane išgelbės iš to kūną? Aš trokšti gerą sugebu, aš tiesos įstatymą, aš savyje turiu, aš pažįstu tiesą, aš trokšti tiesos sugebu. Bet tas kūniškas įstatymas, kuris gyvena mano narius, man visą laiką smoga tą kauną ir padaro savo. Man visą laiką kovo. Ir kas mane išgelbės iš to kūną? Bet jūs paskiau sakė tam skiriau, kad ačiū Dievu. Ir čia nėra toks, aleliuja, Jėzumi Kristui, čia pašūkokim. Bet ačiū Dievu už Jėzų Kristų, per Jėzų Kristų. Ir aš matau, žinai, kad ir kiek mes gyventumėm, tai ir kiek mes jau sakytumėm, aš įsišaknynis Kristuje, aš jau 20 metų man pažįstu. Kiekvieną dainą iškils lygiai tas pats, aš mane pažįstu. Aš šiandien po 22 metų tikėjimo, aš šiandien sakau, Dieve, aš tavęs nepažįstu. Aš ten, kur aš tikėjau, ten, kur aš galvojau, kad bus taip, visiškai taip neįvyko. Ten, kur aš šiandien lauku, kad įvyktų vieną par kitą, visiškai taip neįvyks. Kodėl tie? Kodėl tie? Kodėl tie? Aš tikrai atsakymą turiu. Man reikia Dievo šiandien. Man viešpats šiandien nereikalingas. Aš esu nepajėgus nugalėti kūną. Kūnas, įdomus dalykas. Kūnas yra dvasios šventykla. Taip man Dievas pavadina. Kūnas yra dvasios šventykla. Atsiprašau, mano kūnas, o tas kūnas, kuriame gyvena šventoji dvasia, mano kūnas nustor kūniškus geismus, kūniškus geidulius, kūniškas aistras, kūniškus sumąstymus, sumanimus. Nes tas kūnas jau tarp kitų kūnų ir tam kūno visko reikia. Ir suprantu, ir jeigu tai pradedat, va tai dalyką, kur yra poreikia natūralūs, normalūs ir tai viskas yra reikalinga, ane užaug iki aistros, užaug iki to, ką pradedat man dusyti, mano gyvenimą, man pradedat, žinai, negaliu, aš negaliu, aš savo negaliu leisti nusipirkti jachtą už 180 milijonų, negaliu, Nes nežiūrėjau internet jachtų kainas. 180 milijonų. Ir aš galiu labai liūdėti, kad aš tokios jachtos negaliu nusipirkti. Aš Dievo vaiks. Mona, kas mano Dievas? Dangaus karalius. Visatas valdo. Tai daug man dabar 180 milijonų. Kad aš galėčiau nusipirkti man jachtą. Uždedu rūks, pasikabinu paveikslą, koncenus ir meldaus daryti iki vakaro, kad aš galėčiau nusipirkti tokį jachtą. Argi apie tai
kalbame. Argi apie tai viešpats kalbėjo? Mes suprantam, kad ne apie tai. Bet kada, žinai, man žiūri tokį kontrastą, tai tu supranti, kad ne apie tai. Bet kada žiūri tokį menką ir nebesupranti. Ot, kam yra reikalas, brangiai. Kada kontrastą, tai mes galim jauktis ir čilitės iš tų žmonių, kurie va taip šitą, va tokiai. Bet kada menka, o jeigu tau reikia, žinai, bulvių maišą. Ir nebertikėjau. O jeigu tau reikia, slogą išgydyti. Jeigu tau reikia, nosį išsikrapštyti. Nebertikėjau. Suprat, mes lūžtam, aš užlūžtu. Ant mažų dalykų. Ant didelį mašinai nebeužlūžtų. Aš žiūriu, tas jachtas man įdomu, žinai. Vau, koks skrydėlis, Dieve, ai tokių dalykų daryti čia žemė, Bet suprat, aš užlūžtu ant mažų dalykų. Aš dėkingas Dievo, kad ans matydams mane nuo pradžių, kas aš toks, ans mane pakėlė tokį nuo pradžių ir šiandien pakėlė. 22 metą tikinti žmogų, ans mane pakėlė tokį. Ir suprantu, ir kas įdomiausia šiandien atvažiavai mums į čia. O toks aiškus žodis. Aš neteistėte jam, bet gelbėti to, kuris ir pražodis. Aiškus žodis. Ir aš šiandien su daugeliu dalykų negaliu susitvarkyti, aš daugeliu dalykų šiandien nesuprantu. Tai dalyką galbūt ir mažutėlė lyginant su tai 180 milijonų kainuojančiai jachtą. Bet man tai dalyką mažutėlė, žinai, lygiai toks pat kosmosas. Ir aš nesuvoku, aš nesuprantu. Aš su kurias dalykas, žinai, susėdau su nieku, žinai, ir aš nežinau, ką daryti. Aš visiškai bejėgis. Ir tik tavo suprantu, tik vienintelis dalykas. Aš atėjau neteist, bet gelbėti to, kas pražodis. Ar aš suprantu, kad aš pražodis? Ar tu suvoki, kad tu esi pražodis? Dažniausiai mes nesuvokam. Mes dažniausiai žinot, ką darom. Mes sakom, tu esi pražodis. Vat tai reikia išgelbėti. Vat tau aš dabar turiu patarėjimą gerą, kad tu išsigelbėsi. Aš mesliu dėl ko pas mūsų bažnyčios, mūsų bendruomenės. O taip daug mes susikalbėjom šiandien. Dėl to, kad mes viens kitam turėjom receptus. Jėzus. Kada pas Jėzų atėjom, padalink, padalink, suprantu, mūnį neteisinga, brolis. Čia, žinai, apie visus tortus ten kalba, apie visus palikimus ten kalba. Ne tik tą, bet tu, žinai, ko gali suskaičiau, finansinį prasme. Padalink, sako. Jėzus sako, kas man atsiminti? Dalink. Kas man atsiminti? Dalink. Manęs nieks neatsiminti, dalink. Aš nedalintas tarp jūsų. Aš neatėjau tarp jūsų dalykų, aš atnešiau jums naują gyvenimą, naują požiūrį. Aš jums atnešiau gyvenimą. Tai, kur jūs pražovė, tai, kur jūs išras suprasti negali, o jūs dar vis nori dalinti. Dar, sak. Ir sak, dar. Aš tavo vis pagalvoju, žinai, ką ta vieta, žinai, kada su Jėzum vakščiau 3 metus, šalia Jėzaus vakščiau žmonės 3 metus. Ir tas aktyviausias, kuris tarp manų buvo, kuris labiausiai troško tarnauti Jėzaus buvo, tai kas toks, aišku, visi žinot, Simonas, kuris gavo avansų Petrą pavaryti. Mums gavo avansų, koks mums ten Petras, mums ten visą laiką Simonas buvo. Ir kol mums toks, žinai, keits, tol mums Simonas. Žinai, kada Petru tampi? Ne tada, kada tu krūts ir keits ir kada gali pademonstruoti savo dvasinius raumenis. Tada tu Petru tampi, kada tu jokių raumenų neberoni savyje. Kada tu išvis nebepasitikį savim, o pasitikėjimas Kristumi užaugo. Aš taip, kad, nes Jėzus sakė, aš pastatysiu savo bažnyčią. Negi jums galėjo Simonas statyti, negi jums galėjo kokį nori, žinai, ant kokį nori žmogelioką, nesvarbu, kokį jums vardu bebūtų, čia tik simbolis ta nendai. Jėzus negalėjo ir Jėzus nestata. Ne ant kokį žmogaus savo bažnyčias. Aleliuja! Ne ant kokį žmogaus Jėzus to savo bažnyčias nestatė ir niekada nestatė. Ons net ant savęs nestatė, supranti. Ons leido nužudyti savi. Ons leido nužudyti, nes ons žinojo, kad bažnyčia yra dar tvirtesnė pamata negu bet koks kūnas, net ir Jėzaus kūnas.
Jėzus pademonstravo, net to kūną aš pastatysiu bažnyčiai. Net tas kūnas yra pamats. Pamats yra. Kristus. Dievas. Pamats yra. Kristus. Dievas. Ir ką tai buvo, žinai, mokinės seki Kristų. 3 metus vaikščiojai savo dainą naktį, girdėjai, klausės. Persisėmė visko, aš įsivaizduoju, dainą naktį, 3 metus, su pačiu geriausiu pasaulyje mokytoju, su tokiu mokytoju, tu perprasto dalyką tokiu, kokį nėra buvę ir niekad nebus. Tai neįmanoma, 3 metus dainą ir naktį. Buvo mokėnami karalystės, dongiškas, dvasinis karalystės principų. Ir po 3 metų mokslą, kada Jėzus sako, pardaukit ir pasiimkit kalaviją, Petras sako, Jėzau, mes turėjom 2. Mes turėjom 2 kalavijus. Jėzus ištisą kalbėjo apie meilę. Jėzus ištisą kalbėjo apie nusiginklavimą. Jis nebuvo pacifistas. Amen. Jis nebuvo pacifistas. Jis neapkaltinsi pacifizmu. Bet jis ištisą, jis kalbėjo apie pergalį, kada tu gauni per veidą skruostą, atsukį kietą, apie pergalį, kada iš tavęs kažko reikalavom ir tu dar 2 teik pridedi, negu iš tavęs reikalavom. Jėzus apie tai kalbėjo, aleliuja, ištisą apie tai kalbėjo, dainą ir naktį, savim ton vaizdavo ir rodė. Ir mes turėjom 2 kalavijus. Mes išlaikėm. Mes dar esam galingi, mes dar sugebėsim pasipriešinti tiems fariziejų išperoms. Mes sugebėsim dar atstovėti tave, Jėzau. Mes tikam, kad tu užimsi sostą ir mes gerai dar pakariausim. Brangiai, mes 20 metų tikam, einam su Jėzum. Ir tu pastebėk kartas. Taip, globalinius dalykus mes geras bairis buvo, gerai papamokslau. Neblogą bairį ten apie 180 jachtą, ten milijonų kainaujančių. Oi, fainai. Bet tu pastebėk smulkius dalykus. Mes visą laiką, kaip kokį nors Petriuką, Simoniuką, nešioji vis porą kardų, nors tu koną. Ir nieko negalėjom padaryti, kad tų poras kardų nebūtų. Nieko. Viešpatie Jėzau, bet koks tu maloningas. Tu žinodams nuo pradžių, kas aš. Tu nuo pat pradžių žinodams, tu sukūrė mane tokį. Jėzau, žodžius sukūrė. Jėzau, tu žinodams, koks aš, tu leida man gimti šio žemėje ir dar daugiau, tu žinodams, koks aš beviltiškas, pats mirė už mane. Jauti, čia viskas pasikeitė. Brangus ir mylims Dievo žmogau. Ne mano, tu visai nemylims. Dievo mylims. Kas iš žmonės ko nors laukia iš žmogaus. O žmogaus pastatytas bažnyčias. Iš žmonės tu nieko negali sulaukti, iš ingas nieko negali sulaukti. Nes tai ir žmogus, ir žmogaus. Bažnyčia šitai nestov. Šitai bažnyčia stov ant Jėzaus. Ant Dievo. Tu pažiūrėk į savį. Ar tu gali iš savęs ko nors išreikalaut, pareikalaut ko nors? Tai ko tu teisi kietą? Jėzus sako, aš neatėjau teisti. Aš neatėjau. Ar nors galėčiau teisti? Nors man Dievas atėdavė teismą, bet aš neteisiu nei veino. Aleliuja. Aš atėjau gelbėti tų, kurie pražovė. Ar tu esi pražovęs? Klausimas. Ne, Inga pražovęs. Aš tai ne. Su manim šiandien viskas gera. Aš šiandien meldžiaus šį rytą. Valandą, žodį skaičiau posį. Aš šiandien, žinai, jau. Aš jau ir atgailaut suspėjau dėl 2 dalykų. O to, matai, iš karto, tie iš karto nusidėję. Matai. Brangiai, tiesiog nenorint mums tai kalavėjai atsirado rankos.
Tiesiog visiškai neautomatiškai lenk į rankas. Bet Jėzus ištari žodį, aš netėjau teist, bet gelbėti tų, kurį pražovė. Aš atėjau gelbėti tų, kurį pražovė. Ką man ten ko nors teis? Kada aš suvokiu, žinai, kada aš pražovęs. Kol aš nesuvokiu, kada aš pražovęs, kol aš suvokiu, kad aš esu teisus, aš vos tik susiduriu su kažko, aš būtiniausia mano teisė. Būtiniausia. Tai žinai, tiesiog tai genetikoje įrašyta, mūsų veidus tai įrašyta. Genetika išlepdžius į mūsų veidus, mūsų akis, krustikaulė, žandikaulė, nosekaulė, viskas įrašyta į mums. Nuodėmė ir įrašyta. Aš neįsivaizduoju, koks buvo Adoms ir kokį buvo Ieva, ar jie buvo tobuli gražuoliai. Bet tikrai nemanau, kad jie buvo tokie kaip Angelina Jolie ir koks nors Bredas Pittas. Tikrai. Nemanau, kad jie tokie buvo. Jie buvo tobulą grožį. Šiandien viskas ir iškreipta. Mes viskom šiandien matom iškreiptą. Mes turėjom suformuotus tam tikrus. Suformuotų, viskas mums suformavo ir viskas mums suformavo nuodėmė. Ir žinai, neteisk. Nes Jėzus atėjo neteisk gelbėti kas pražuvę. Vienintelis dalykas man. Ar aš esu pražuvęs? Ar man reikia gelbėti? Ar aš esu teisus ir aš visiems rodau, nuo ko visiems reikia gelbėtis? Vienintelis dalykas. Man šiandien tokį žinią. Aš turėjau kietą pamokslą, bet šiandien žinią tokį. Aš šiandien turiu tokį žinią. Aš tikiu, kad tiesiog tą žinią. Atvažiavau su manim, aš noriu su tą žinią. Išvažiavau iš čia ir noriu, kad tą žinią visą laiką, tą 2 kalavijų žinią, kad aš visą laiką turiu tus 2 kalavijus. Aš nežinau, ar tiek šitą, ar iš kišenį išsitraukiu, bet visada yra 2 kalavijai širdyje. Aš nusiginklauti negaliu. Ir jeigu aš pamirštu, kad aš ginklauts, aš būtiniausiai žalosiu kitus. Jeigu aš pamirštu, kad aš esu ginklauts. Aš tiesiog meldaus veiną. Dieve, daug man išstovėti, kad man reikalingas gelbėtus. Daug man šiandien suprasti, kad man reikalingas gelbėtus šiandien. Kad aš šiandien nieko neteisčiau, o šiandien išklačiau, kad esu pražovęs ir kad man reikalingas išgelbėjimas. Čia yra pergalė, čia yra pačių stipriausių, pačių galingiausių, pačių Dievo mylimiausių žmonių laimės forma.